Šiandien pažiūrėsim žaidimų kūrimą su labai paprastu įrankiu, su Twine. Bet mes ją galim turėti arba kaip atskirą programą, arba kaip puslapį internetinį. Tai pradžių pažiūrim tiesiog puslapį. Rašom twinery.org ir randam štai programytę. Dabar nuveikia arba naršyklį, arba atsisiuntus. Tai aš aišku rekomenduočiau tai daryti atsisiuntus, bet įmanoma daryti šį bei tą ir naršyklį. Kokie būtų skirtumai? Tai aš pradžioje atsidarau naršyklį ir štai užsikrovė, mano jau keletas istorijų sukurtų, bet žodžiu aš galėčiau čia kurti istoriją ar žaidimas ir galiu kažką daryti. Tai dabar pagrindinis skirtumas turbūt būtų tai, kad ką aš čia darau, viskas techniškai yra išsaugota kažkur jūsų kompiuterį, tai nėra internete. Bet jeigu jūs ištrinsit naršyklės, kurią naudojat atmintį, visi jūsų padaryti darbai dings. Tai žodžiu, toks kaip ir lyg ir internete atrodytų, kad naudojam, pati programytė yra internete, bet visi išsaugoti jūsų failai sėdi kažkur kompe, jūs nežinot kur, tai yra tiksliau, jeigu tiksliai pasakius, tai turbūt yra jūsų naudojamos naršyklės laikinuose failuose. Žodžiu, kartais jums tenka ištrinti visokius, nurastartint naršyklę ir ištrinti visus išsaugotus dalykus, tada visą tai dingsta, arba galbūt net valydami kompą ten su programom, kurios padeda atminties atgauti kažkiek, irgi turit šansą sunaikinti viską. Dėl to labai rekomenduoju tiesiog atsisiųsti programą, kaip tai yra daroma, tas pats twinery.org ir download app. Ir renkatės, ar mes norim Windows'ų versijos, ar norim macOS'ui. Yra ir Linux'ų, jeigu tarp jūsų yra Linux'istų. Tai žodžiu, aš tiesiog atsisiunčiu, suinstaliuoju ir štai yra standalone, reiškia atskirai suinstaliuota programa. Vėl keletas dalykų, ką aš čia esu padaręs. Turiu kompį išsaugojęs keletą projektų. Tai kuo šiaip ypatinga šita programytė yra tai, kad mums leidžia, žodžiu, jos pagrindas yra tai, kad mums leidžia daryti kintančias istorijas, kintančias nuo pasirinkimo. Tai žodžiu, jeigu paprastą istoriją tiesiog atsidarot Wordą ir puolat rašyti, ar Notepad, ar ką kitą, tai jeigu mes norėtume išsišakojančią istoriją turėti, tai yra, kai personažas nuėjo arba į rūsį, arba į palėpę ir jūs kaip skaitytojas, kaip žaidėjas turit pasirinkimą, tai su Wordu būtų žiauriai sunku, ne tai, kad neįmanoma, bet žiauriai sunku, ten atsivers 58 puslapį toliau skaityk ir taip toliau, tas taip vadinami choose your own adventure dalykai, tai žodžiu yra visa programytė skirta šitam. Tai jinai yra naudojama arba labai primityviem žaidimam daryti, ką mes ir kuo užsiimsim, arba naudojama sukurti scenarijui ir po to eksportuoti ir jau naudoti kažkokiam tikram žaidime. Žodžiu, tik tai tą naratyvo dalį, tik pasakojimo dalį, kuri turi daug išsišakojimų. Tai mes ją naudosim kaip atskiro žaidimo padarimui skirtą dalyką. Tai mes per šį semestrą pabandysim 3 dalykus. Tai šitą tekstinį variantą su paveiksliukais ir garsu, jeigu reikės. Kitas dalykas 2D platformerį pabandysim daryti ir 3D šaudyklę. Nebūtinai šaudyklę, bet 3D žaidimas. Tai žodžiu, pats paprasčiausias su šituo Twinery. Ir ką čia dar reiktų pasakyti? Tai žodžiu, labai rekomenduoju daryti iš karto savo kompę. Ir ką, pradedu pasakot, kaip visą tai veikia. Tai žodžiu, susikuriu naują, pavadinkim tai žaidimas. Tarkim, mano bus, žaidimas. Ir turiu šitą ekraną. Dabar, ką aš čia turiu? Žodžiu, turiu tokią erdvę ir turiu pirmą pasažą, nežinau kaip lietuviškai pasažas, žodžiu, teksto dėžutę, double klikas ir atidarau tą teksto dėžutę. Ir čia matom raketa, turim omeny startas, nuo čia prasideda. Ir mes galim rašyti. Žodžiu, įsivaizduokit, tai Wordas, jūs rašot scenarijų. Einu mišku, lietuvybės nejungiau, einu mišku, sutinku vilką. Ir dabar mano pasirinkimai. Kalbuosi su vilku, pabėgu nuo vilko, tarkim.
Tai kaip tai daromas pasirinkimas? Tai aš rašau šitos dvigubą tiesiog laužtinį skliaustą 2 kartus ir rašau pabėgu. Pabėgu. Uždarau. Spaudžiu Enter ir pažiūrėkit, kas atsitiko. Twinas sukūrė atskirą dėžutę, atskirą pasirinkimą, atskirą, reiškiasi, tolesnį pasakojimą, kas atsitinka, kai pabėgu. Ir kitas variantas mano pasirinkimas buvo kalbuosi. Kalbuosi ir uždarau šitą. Ir žodžiu, matom, tiesiog rašau tekstą, kas vyksta ir turiu 2 pasirinkimus. Dabar double klikas ant pabėgu. Bėgu labai greitai. Vilkas vejasi. Slepiuosi vienas variantas. Slepiuosi. Kitas variantas, bėgu toliau. Nieko nesugalvoju. Bėgu toliau. Uždarau. Ir matot, turiu, kuriasi šitie pasirinkimai. Jeigu aš likau kalbėti su vilku, vilkas sako labas. Lietuviškai kalbūtis nesirašo, nežinau kaip tiesioginė kalba brūkšnys. Nežinau kaip. Labas, aš sakau. Ir vėl pasirinkimai. Palik mane ramybėj. Arba kaip reikalai. Tarkim, kažkokie pasirinkimai. Ir žodžiu, matom, kūrėsi šitą mūsų istoriją su skirtingais pasirinkimais. Tai žodžiu, vien jau turint tik tai galimybę šitos pasirinkimus daryti, mes galim jau pasidaryti išsišakojančio naratyvo, reiškia, istorijos su besikeičiančia kažkokia situacija. Pažiūrim, kaip tai atrodo. Einu į Build ir Play. Ir atidarė naršyklį man, kas jūsų standartinė naršyklė, tai to standartinė naršyklė atidarė mūsų istoriją. Kadangi mano istorija niekur nėra išsaugota, aš ją tik sukūriau ir neišsaugau, pastebėkit, yra išsaugota C, users, kažkas tai. Tai būtent čia yra tie laikini failai, kurie išsitrintų, jeigu perkraučiau naršyklę. Čia yra būtent naršyklės vietinė atmintis. Tai žodžiu, čia dar nėra saugus šitas reikalas, aš jį turėsiu kitaip išsaugot, o išsaugojimas yra publish to file. Ir čia aš galiu pasirinkti aiškę kažkokią lokaciją, žaidimas HTML, čia išsaugosiu. Ir išsaugojau dabar konkrečiam folderį, konkrečioj vietoj. Tai grįžtu dar į žaidimą, pažiūrim kaip čia veikia, žodžiu, einu mišku, sutinku vilką. Ir turiu rinktis, pabėgu arba kalbuosi. Tarkim, spaudžiu kalbuosi. Ir galiu grįžti atgal, arba vilkas sako labas, aš sakau, palik mane ramybėj. Daugiau nieko nepadariau, baigėsi mano pasaka, aš galiu grįžti ir kažkokius kitus variantus pasižiūrėti. Dabar viskas iš šito yra fain ir gerai, išskyrus tai, kad jeigu aš naudočiau paveiksliukus, o mes to prieisim prie, kadangi esame grafiniai dizaineriai, tai vien tekstas turbūt mums bus nuobodoka. Reiškiasi, tai mūsų paveiksliukai turėtų, kad jie veiktų, būti išsaugoti va šitam folderį ir, žodžiu, rizikinga vietoj čia laikyti, nes gali išsitrint. Tai, žodžiu, mes norėsim, kaip jau rodžiau, eksportuoti mūsų istoriją, publish to file, ir aš čia išsaugojau. Čia, matom, išsaugojo HTML dokumentą, tai yra standartinis interneto puslapis. Double klikas, atidarau naršyklį ir vienintelis skirtumas dabar, kad jis atidaro iš mano išsaugotos vietos, o ne iš kažkokio laikino folderio. Ir pamatysim, kad šitoje vietoje aš galiu dabar įsidėti paveiksliukus. Dabar pirmas dalykas, tai jeigu aš dirbu internete, tarkim, kur mano internete, Twinas, čia turbūt, using browser, žaidimas, žodžiu, tarkim, norėčiau įdėti paveiksliuką. Einu mišku ir norėčiau miško paveiksliuką įdėti. Tai dabar, jeigu mes turėtume savo vietą internete, savo puslapį, ar ten, nežinau, kažkokią vietą, kur galim internete talpinti paveiksliukus, mes galėtume viską padaryti prieinamą internete ir viską, žodžiu, veiktų gražiai, patys paveiksliukai būtų rodomi. Tai tarkim, aš susirandu miško paveiksliuką. Miškas, paveiksliukai, pasiimu paveiksliuką,
Kažkur čia jis yra. Nežinau. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Yra šansų, kad šitas linkas nenumirs greitai. Ir štai turiu paveiksliuką. Opened image in new tab. Ir matom, iš kur žinau, kad tai yra paveiksliukas, nes jis baigėsi JPEG-u, nėra kažkokio keisto čia dalyko. Matom aiški lokacija, kažkoks serveris vla.lt, uploadai, kažkas .jpeg. Jeigu jūs turit savo serverį, kažkur galite talpinti paveiksliukus ir galite prieiti prie paveiksliuko gale JPEG ar kažkoks ten failo formatas, mes šitą nukopijuojam. Ir kur čia matau internetinę versiją. Ir čia pabandysiu įdėti paveiksliuką. Aš kol kas čia pasipeistinu adresą. Dabar kaip įdėtą paveiksliuką, atrodo užtektų šitai parašyti, bet tai nerodytų kaip paveiksliuko. Mums reikia pasinaudoti HTML kalba ir parašyti tagą, kad tai yra paveiksliukas. Tai kas yra HTML? HTML yra visų klasikinių senovinių websaitų, reiškia, standartinių formatas, visi puslapiai yra jo kuriami. Dabar, aišku, jūs nesimokėt nieko apie HTML, nežinot jokių tagų ir nieko panašaus. Galbūt teko girdėti, kad HTML dabar nieks per daug dekoracijų, visų spalvų ir panašių dalykų nedaro, tai daro su CSS-u, bet mums veiks ir šitas senas geras HTML-as, jisai veikia būtent su mūsų Twine programa. Žodžiu, ką aš čia radau? Aš čia radau internete HTML editorių. Galima ieškoti, pavyzdžiui, taip. Pavyzdžiui, taip. What you see is what you get. HTML editor. Gal online reikėjo prirašyti. Ir turim visokių pasirinkimų. Įrašau online. Online free. Žiūrim, kas čia tas pats, kurį aš ir naudojau. Ir štai turiu, reiškiasi, HTML redaktorių. Dabar jeigu aš norėsiu Twine naudodamas padaryti kažką gražesnio, ar gal gražumas čia neteisingas terminas, bet sudėtingesnio grafinė prasme, ne tik tekstas ir matėte ten mėlyni linkai ir viskas, aš turėsiu tai daryti rašydamas HTML. Bet aišku, mes nemokam rašyti HTML. Ką daryti? Tai va turiu šitą redaktorių ir įsivaizduokit, kad čia yra Wordas. Mūsų redagavimo galimybės mūsų maždaug tokios kaip Wordo. Žodžiu, kuklios, bet vis šis tas. Tai tarkim, kaip atrodo tas HTML-as. Einu mišku. Matot, čia rašau kaip Word tekstą, o čia jis rašo kažkokias nesąmonės. Žodžiu, paragrafą atidaro, tada yra tekstas, paragrafas uždarytas. Nežinau, čia tikrai paragrafas, turbūt. Žodžiu, mums viso to nereikia suprasti ir žinot, tik tai suprast, kad, žodžiu, ką aš čia padarau, čia gausiu HTML-ą. Tarkim, parašau miškas ir noriu, kad miškas būtų boldas. Čia kaip Word'e pasižymiu boldas, o čia jisai turi atidaro strong, yra miškas, uždaro strong. Tai viskas fine ir gražu, bet mes norėjom paveiksliuką įdėti. Žodžiu, spaudžiu insert image, atsimenu, tiesa tai neatsimenu, kur šitas mūsų URL adresas paveiksliuko. Kopinu, source įdedu. Image description galite rašyti, čia toks maždaug, jeigu žmonės, kurie nelabai mato ten su negale, reiškiasi, kad galėtų tekstu perskaityti. Tai jeigu norit, galite rašyti, atseit visur dabar labai reikalinga ir turėtume tai daryti. Na, žodžiu, galima pakeisti rezoliuciją, dar kažką ir turiu, pastebėkit, čia bus image, source, lygu, tada adresas, alternative text nieko neįrašėm, ilgis, plotis ir uždarom šitą pastraipą, nežinau. Na, žodžiu, pabandom. Pasidarau Ctrl+C, grįžtu į savo žaidimą ir vietoj šito adreso rašau jau HTML. Sekundę, kažkaip nenukopinau. Copy. Ir paste. Na ir štai turiu daug kažkokio kodo. Ir pabandom pažiūrėti. Play. Ir šitas paveiksliukas veikia, net jeigu ir čia mes turim, reiškiasi, neišsaugoja kažkur kitam diske, bet paveiksliukas nėra kitam diske, jis yra internete, tai jeigu turim paveiksliukus internetą, tai galim taip lengvai naudoti juos. Bet ką dabar daryti, jeigu aš lokaliai turiu žaidimą ir noriu lokaliai viską daryti, žodžiu, jūs nenorit kažkam rodyti savo paveiksliukų bilekam prieinamų turėti, arba reiškiasi, arba neturit serverio, norėtumėt viską lokaliai daryti, ką aišku rekomenduoju pradžiai. Tai ką mes padarysim, pradžiai susikuriu paveiksliuką.
200. Turi paveiksliuką. Miškas turėjo būti, bet nesvarbu. Išsisaugau jį. Ir aš išsisaugosiu atskiram folderį images. Tai tik tai tvarkingumo reikalas, ar gal dabar lietuviškai parašau paveiksliukai. Turiu folderį, ko aš čia išsaugosiu, gal JPEG nepataikiau, JPEG 2000 nelabai bus gerai. Taip, tarkim, vienas, kad būtų mažai rašyta. Gerai, išsaugojau paveiksliuką ir dabar norėčiau turėti ne reiškiasi internete naudojimo paveiksliuką, o savo. Tai ką reiškiasi, aš, iš tikrųjų tai, šitos dydžius galima ištrinti, nebūtina jų čia naudot. Jis tiesiog įdės tokį, koks yra paveiksliukas. Ir vietoj HTTP aš rašysiu folderį. Paveiksliukai turbūt buvo. Paveiksliukai, nebepamenu. Ir vienas.jpeg. Atrodo, jpeg išsaugau. Ok, turim paveiksliukai. Dabar norėčiau pažiūrėti, ar viskas šit, ar pasileidžia, ar viskas tvarkoja. Pastebėkit, yra daug tokių dalykų, kur jeigu neparašysi, tai bus blogai. Nu, neveiks. Šitie vat, uždaryt mūsų paragrafą, o šitas, čia šitas atsidaro, čia užsidaro. Gerai. Taip, tai dabar aš norėčiau pažiūrėti, kaip čia gaunasi, tai aš spaudžiu publish to file ir susirandu tą patį folderį, kur yra šalia mano paveiksliukų. Čia vat paveiksliukai, tai šalia išsaugau, žaidimas HTML, tuo pačiu išsaugosiu. Ja. Susirandu šitą folderį, žaidimas, double klikas ir naršykliai atsidaro mano žaidimas ir turiu vietinį failiuką. Dabar lygiai šito pačiu būdu galima įdėti ir garsą. Štai pavyzdys būtų, aš turiu folderį su paveiksliukais ir su mp3 failiukais, reiškia garsu. Ir pažiūrim, kaip atrodo šitas variantas su garsu. Neatsimenu, pirmam liktai nėra, antram garsas yra. Ir žiūrėkit, aš turiu aprašymą kažkokį, tada pasirinkimus ir audio, autoplay, source, čia paveiksliukas ir... Atsiprašau, čia paveiksliukas, o čia yra mūsų garsas. Paleidžiam garsą. Tai vėl, mums tai reikia šitą nukopijuoti ir turėsim garsą. Pažiūrim, kaip tai atrodo. Berods šitas. Pirmam nėra, antras.